Sveikinimai su pergale. Pirma rungtynių dalis, kaip ir sakiau, Neptūno komandos treneriui buvo savotiški amerikietiški kalneliai. Trečiam kėlinyje pavyko šiek tiek pristabdyti Neptūną, susikrauti didesnį pranašumą ir išlaikyti iki galo. Ką pakeitėt po ilgosios pertraukos? Tai visų pirma pakeitėm gynybos sistemą, su agresyvesnė gynyba pradėjome gintis ir puolime biškiuką pradėjom daugiau dalintis kamuoliu, ką ir pasakiau Rūbinei per ilgąją pertrauką, kad kol kas nežaidžiam kartu, turėjom tik 3 asistus padarę per 2 kėlinius, tai tokie pagrindiniai akcentai buvo. Tai buvo Klaipėdos derbis ir iš tiesų kiek LCC komandai reiškia mačai prieš Neptūną? Žinokit, aš to nelabai noriu sureikšminti, mes kiekvienom rungtynėm vienodai ruošiamės, prieš kiekvieną komandą norim laimėti, esam jauna komanda, norim būti visą sezoną alkana komanda, kuo daugiau tų pergalių turėti, džiaugiuosi, kad tai pavyksta, kad merginos klauso mūsų trenerių, ko mes norim iš jų, ko reikalaujam ir kol kas mumis tas veda į priekį ir labai to džiaugiuosi. So, difficult victory today. What led your team tonight to achieve this win? I think it was our character, like we showed the character and we showed the energy. We had a lot of stupid turnovers and stuff like that, but we stick together and in the end we got a win, so that's the most important thing. Taigi, treneri, šios rungtynės pirmoji rungtynių daly buvo tokie savotiški amerikietiški kalneliai. Bet tikriausiai nepaslaptis, kad puolime atkovoti kamuoliai buvo ta bėda. Antroji pusė tai buvo bėda. Ir taškai po klaidų. Mes įmetėm, man atrodo, jeigu neklysiu, po jų klaidų 16, jos 30. Tai yra visiškai per daug. Ir labai liūdina tas faktas, kad mes neišlaikom koncentracijos. Tai pirmus 2 kėlinius, kol laikėmės plano, tol viskas buvo tvarkoj. Jeigu jos ir kažkiek įsiveždavo į priekį, tai mes jų nepaleisdavom ir dažnai persirdavom rezultatą. O antroji pusė ruošiamės prieš jų gynybą. Tikėjomės to, ką jau žaidė, nieko naujo ir mes vis tiek, sunku kažką pasakyti. Ir kaip sakėt pats, puolime atkovoti kamuoliai. Iš tiesų šitos rungtynės, kiek jau žaidė 2 kartus prieš tai, buvo mažiausių skirtumų pralaimėtos. Šiandien nebuvo stipros, Dackovis dar dėl traumos negali žaisti. Kiek turit potencialo, ar dar matot potencialo, kad gali būti geriau? Tai žinoma, tai dabar kai rūtos nėra, pas mumis ir taip tų didelių labai mažai. Ir vietoj to, tarkim, jeigu vienam žaidėjui nelabai gaunasi, nėra kom pakeisti. Tai su to ir važiuojam. Jeigu gynėjų galim kažkiek parotuoti, bet didelių sunkiai, ypatingai be rūtos dar.